Mamos, 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 mielosios mamos. Tai iš tikrųjų tai yra labai svarbi tema, būtent mama. Ir nesvarbu, ar jūs mama, ar jūs vaikas ir jūs turit savo mamą. Tai kiekvienas žmogus ateina į šį pasaulį būtent per mamą. Taip, aišku, tėčio dėka, bet ateina per mamą, nes mama nešiojasi ten standartiškai 40 savaičių savo pilve, po savo širdim, mama gimdo ir dekretas irgi iki 2 metų, dabar truputį mažiau, bet yra būtent, kad dažniausiai ten mama. Mama turi pieno, mama maitina. Ir iš tikrųjų net daugelį religijų, būtent konfesijų, kad mamai yra daug didesnis dėkingumas ir nei tėčiai, nes 3 kartus nusilenkia mamai arba net 4, o 1 kartą tėčiui. Tai reiškia, mama iš tikrųjų yra labai svarbus žmogus. Dar yra, kodėl mama, nes būtent pirmi 7 metai yra mamos etapas ir mama parodo, kaip mane myli, ar aš esu reikalingas, ar aš esu saugus, ir būtent mama įdeda į savo vaiką savo mintis, savo meilę, savo dėmesį, tiek kiek gali, tiek ir įdeda. Taip, iš tikrųjų yra tokių mamų, kurios tiesiog nežino, bet žinot, čia irgi ne šiaip sau, kas tiki reinkarnaciją, tai reiškia yra karmos iš praeitų gyvenimo, kodėl būtent aš gimiau ir kodėl aš turiu tokį gyvenimą, bet čia yra kita tema. O dabar būtent pasižiūrėjom paprastą šį gyvenimą, kad be reinkarnacijų, be nieko, tiesiog mama nemokėjo kitaip. Jinai pagimdė, bet jinai pagimdė, jinai jūsų nenužudė, jinai jau pagimdė, tai jau jinai jūs mylėjo tam, kad leist jums gimti ir gyventi šitam gyvenime. Jinai jūs pagimdė, bet pavyzdžiui nežiūrėjo. Ten irgi reikia žiūrėti iš kitų pusių, o kodėl mama to nedarė. Galbūt jinai tikrai neturėjo galimybių, galbūt ją išprievartavo, galbūt ją pasinaudojo, arba ten tiesiog mirė vyras ir jinai buvo priversta gyvenime, kad jinai turėjo jūs arba seneliam atiduoti, ar į globos namus, ar tiesiog į darželį ten labai anksti, ir jinai turėjo dirbti, uždirbti tam, kad išlaikyt. Ir nedavė jums ten žaislų, madingų kažkokių drabužių firminių, nedavė pramogų, bet jinai jūs išmaitino, aprengė ir išleido gyvenimą. Tai iš tikrųjų reikia žiūrėti būtent dar irgi, kaip sako, giminės medį, kas buvo, kaip gyveno jūsų tėvai, nes tas yra labai svarbu, nes dažnai mes kaltinam savo tėvus, būtent savo mamas, kad jinai to nepadarė, to nedavė, o jeigu mes pasižiūrim jos būtent istoriją, tai jinai tiesiog nemokėjo kitaip. Ir tada, kai jūs domitės būtent istoriją savo giminės, tai jūs pamatote ten labai daug tokių niuansų ir giliau, kodėl elgėsi taip, o ne kitaip. Ir būtent mama, tai vat būtent dabar apie mamą. Jūs žinot, kad minties galia yra žodžio galia ir net pagal Bibliją. Tai pradžiai buvo mintis, tada buvo žodis ir žodžių sukūrė. Tai Dievas, iš tikrųjų, kiekviena moteris yra tokia kaip mažas Dievas ir būtent Dievas savo vaikui. Nes vaikas tikrai iki 7 metų jisai mažai ką žino ir jisai tiki, kad mama yra Dievas, jai mama yra visas pasaulis, nes jisai paverkia, mama davė maisto, jisai paverkia, mama davė vandens, ir vaikas net nemato, iš kur jūs imat, kad ten yra šaldytuvė, yra spintelė maisto, vandens, jam atrodo, kad iš niekur jūs gaunat va tą ir duoda. Tai čia žinot, kaip dykumoj, kad mano košė krito iš dangaus. Tai vat mažam vaikui būtent mama yra tas toksai Dievas, kuris čia ir dabar gauna viską. Pasižiūrėkit, kažkur užklupo, susitrenkė, mama pabučiavo, papūtė, viskas, vaikui nebeskauda. Tai argi čia nėra stebuklas, nes suaugusiam taip nesuveiks, ką tu čia man puti, ką tu čia bučioji, jeigu man vis tiek skauda. O mažam vaikui jisai tiki, va, nuskrido tavo skausmas, taip, ir tiki. Ir iš tikrųjų, net vaiką veikia, ar mama norėjo vaiko, ar jinai planavo vaiką, ar vaikas buvo
tyčiukas ir kokios mintys. Ar galvoja apie nutraukimą, ar negalvoja. Ar jinai labai laukia to vaiko ir ten ir glostė pilvuką ir šnekė ir viską, ar tiesiog, ai, nu tai kaip yra, taip yra ir viskas. Tai labai veikia ir iš tikrųjų iš konsultacijų dažnai reikia grįžti būtent į pradėjimą vaiko, būtent į tą patį procesą, kai vaikas buvo pradėtas ir kai mama sužinojo, kad yra nešia būtent pirmos jos mintis. Aš bijau, viskas vaikas, aš esu nelaukiamas šitam pasauly. Ir norit, nenorit, bet tai tikrai veikia. Mamos jausmai, mintis veikia gyvenimą. Ir nors ir sako, kad tik tai pirmi 7 metai yra tas mamos laikotarpis, nesvarbu kokio jūs amžiaus, nesvarbu kokio amžiaus jūsų vaikas, ar jūsų vaikų 40 metų ar 60, kol jūs kaip mama gyva ir kol jūsų vaikas gyvas, tai jūs galit ir turit labai daug įtakos būtent savo vaikui. Ir čia kaip pavyzdys, ir būtent, ar jūs tikit savo vaiku, ar jūs netikit, kad aš pagimdžiau, aš tikiu, kad jisai susitvarkys. Taip, aš išmokinsiu ir mokint jį būtent mylėt vaiką širdim, bet auklėt su protu. O dažnai būna, kad mes mylim protu, o auklėjam širdim. Tada nėra ribų, tada nėra kontrolės, nėra disciplinos. Pradeda viską leisti, bučiuoti ir tada vaikas. O tai mama vis tiek viską leis. Taip nėra, nes mama yra pirma tokia kaip valstybė, kaip teisės visokios pareigos. Tai būtent mama yra kaip maža valstybė, o jisai kaip tas pilietis, kuris mokosi gyventi ir tada jau 7 metų jisai išleidžiamas į mokyklą ir ten yra kaip nauja tokia didesnė valstybė, o jau kai mokyklą baigs, dar aukščiau ir tada dar platėja jo ta valstybė. Ir būtent mokint mažais žingsniais tapti savarankišku. O kaip mamos elgesi, tai aš viską už jį padarysiu, nes jisai mažas, jisai nieko nemoka ir jisai išeina į tą didesnę valstybę nieko nemokėdamas, nes mama viską už jį padarė. Taip, kantrybės reikia, iš tikrųjų reikia daug kantrybės, jėgų, vidinių jėgų, ištvermės tam, kad mokint vaiką. Ir pavyzdžiui, aš bijau dėl jo. Jeigu jūs bijot, reiškia jūs jaučiat, kad jisai nesusitvarkys. Jisai jaučia jūsų baimę ir jisai dar labiau ją didina. Tai ką jūs sėjat, būtent jūsų mintis apie vaiką, tai yra tos sieklos, kurias aš įdedu į tą savo vaiką. Tai ar aš sėju tenai baimę, ar aš sėju pasitikėjimą. Jeigu aš bijau, kad jisai susipjaustys, aš net neduosiu jam peilio, bet jeigu jisai 5 metų, 7 neišmoks naudotis peiliu, tai jisai 8 metų tuo labiau, jam bus dar sunkiau, nes jau praleistas tas imlus laikotarpis, kada jisai galėjo lengvai tą išmokti. Ir tada dar didesnė baimė. O Dieve, tai jisai išvis nežino, kas čia tokia peilis. Taip, 10 metų vaikas nemoka naudotis peiliu. Kodėl? Todėl, kad aš neišmokinau. Nes meilė, pavyzdžiui, mamos meilė, tai yra, kad aš jį auginu ir mokinu būti savarankišku. Nes iš tikrųjų laimingas žmogus, tas, kuris yra savarankiškas, kuriam reikia galbūt pagalbos, bet jisai gali apsėti be pagalbos, kaip suaugęs, nes jeigu jisai kaip suaugęs jau 20 metų, 25, jisai nemoka nei gaminti, nei namų tvarkyti, daug dieve, jeigu mokėtų ten uždirbti tos pinigus, užsidirbti, bet jeigu jisai nieko nemoka, tai jisai kaip yra kaip 2 metų vaikas, kuris nieko nemoka, nors jisai suaugusiam kūne. Ir labai svarbu, ką mama pasako, nes vaikas, jisai kaip kempinė sugeria viską. Tai jeigu mama sako, kad, o Dieve, jisai toks neklaužda, jam visur visko reikia. Ir jisai, o tai čia blogai, kad aš visko noriu, tai aš nieko nenorėsiu, nes aš noriu įtikti savo mamai. Kiekvienas vaikas nori įtikti savo mamai. Norit, nenorit, bet kiekvienas vaikas nori įtikti. Nori, kad mama jį mylėtų. Nori, kad mama jo didžiuotųsi. Ir jeigu mama sako, kad aš neklaužda, tai aš tada stengsiuos būti paklusnus. Ir dažniausiai tada vaikai būna 2 tokių, kaip aš sakau, 2 tipų, neklaužados, tokie maži banditai, ir tokie paklusnus, kur, o Dieve, nors prie širdies dėk. Ir kodėl tai būna? Nes
Kiekvienas vaikas nori dėmesio, nesvarbu, dėmesys yra geras ar blogas, ar ten mama rėks, muš, dar kažką, bet tai yra dėmesys. Nes kas turi visiškai mažus vaikus, iki metų jūs galite padaryti tokį mažą eksperimentą, kad va, žaidžiat su vaiku, guguojat, liliuojat, šypsotės, o po to tiesiog va taip atsisėdat, be jausmų, be jokių emocijų ir kokią minutę. Gal net nereikia minutės, jūs pasižiūrėkit, kaip vaikas reaguos. Jisai iškart susirūpino, tada bando guguot, kad jūs pradėkit su juo komunikuoti, nes jam reikia. O tada jisai pradeda verkti, nes jisai mamos nėra jokių emocijų. Reiškia, arba aš miręs, arba mama mirusi ir aš nežinau, ką daryti. Ir vaikas dažniausiai pradeda nerimaut, pradeda verkti, kol vėl mama atgyja, nes vaikas jaučia, kad jisai yra gyvas tik tai tada, kai yra dialogas, kai yra jausmai, kai yra emocijos, kai yra šypsenos, kai yra net pykčiai, barniai, bet vis tiek yra būtent tas judesys iš mamos pusės. Ir jeigu vaikas būtent gauna dėmesį tik tada, kai jisai kažką blogo padaro, tai jam užsifiksuoja tokios kaip taisyklės. Aha, čia blogai pasielgiau, ne, jisai net nežino blogai ar gerai, bet aš kažką išpyliau, mama atkreipė dėmesį. Aš dar kartą pabandysiu išpilti, vėl mama atkreipė dėmesį. O jeigu aš tiesiog geriu gražiai tą vandenį, mama nekreipė dėmesio. O, tai man reikia gauti mamos dėmesį ir aš tada išpilinėsiu vandenį. Išpyliau, sudaužiau, išbarščiau, išmėčiau ir gaunu dėmesį. Tai mes tada siejam taip, kad mes auginam būtent va tą, nes vaikas gauna dėmesį būtent, kai jisai kažką blogo daro. Tai galioja ir 5 metų vaikui, ir 7 metų, ir net paaugliams irgi. Ar jisai gauna dėmesį, kai jisai kažką blogo padaro, bet į paauglystę jisai jau dažniausiai neša tas, kas veikia vaikystė. Jeigu mama visgi atkreipdavo dėmesį į mane tada, kai aš kažką blogai darau, tai aš ir darysiu blogai. Tai tada būtent va tie sunkiai paauglystė, neklaužados, kažkokie ten nemandagus ir visa kita, nes tada jisai gauna dėmesį. Ir pradžia iš mamos, o po to iš visų kitų, nes jam reikia jausti, kad aš esu gyvas. Ir tas antras tipas, kad aš esu paklusnus, geras vaikas, nes mama kreipia dėmesį tada, kai aš kažką gero padarau. Aš sutvarkiau namus, mama mane pagyrė. Aš ten nunešiau lėkštutę į kriauklę, pastačiau, mama mane pagyrė. Aš pririnkau gėlių, mama pagyrė. Ir už tokius dalykus jisai irgi pradeda, kad aš gaunu dėmesį, reiškia, aš tada gyvas. Ir čia, žinot, čia dvi ribos, tie du kraštutinumai. Ir kaip aš sakau, visada yra auksinis viduriukas. Tai jeigu aš, kaip mama, auklėsiu vaiką tik tai tada, kai jisai, kreipsiu dėmesį, kai jisai kažką padaro tikrai gero, tai jisai visą gyvenimą eis, kad aš darysiu tik gerai, tam, kad gauti iš kitų tą dėmesį. Bet tai irgi nėra gerai, nes tada aš pataikausiu, o kur aš esu. Ir būtent tas auksinis viduriukas, kad taip, aš matau, kad tau yra įdomu, aš matau, kad tau įdomu išpilstyti vandenį, bet jeigu tu gali jį išpilstyti, bet ten vonioj, lauke, kieme, kažkur, kur yra normalu išpilti vandenį. Ir tada vaikas, okei, aš gaunu dėmesį ir pamokslavimą, kad kas yra gerai, kas yra blogai, kas yra norma, kas nėra norma, kas yra pareiga, kas nėra pareiga, teisė ir visa kita. Ir tai yra iš tikrųjų toks labai didelis procesas ir iš tikrųjų moterim nieks neduoda instrukcijų, kaip auklėti. Kiekviena mama yra geriausia savo vaikui, bet yra tokie, kad būtent čia yra jau nerašyta taisyklė, kuri veikia. Ką jūs galvojate apie savo vaiką, tą jisai ir neš būtent gyvenime pats apie save. Ir mamos vaidmuo yra labai svarbus. Ir būtent jūs kaip mama, jūs esat Dievas. Suaugę vaikai labai daug turi nuoskaudų, pykčių, būtent mamai, ne tėčiai, o mamai, dėl to, kad mama yra pats svarbiausias žmogaus gyvenime. Ir ieškokit tiesiog mamos, ieškokit informacijos, tikėkit savo vaikais, tikėkit, kad jie stiprus, kad jie protingi, kad jie susitvarkys, jie išmoks, tiesiog tikėkit. O jeigu jums sunku
išgyventas emocijas, jų isterijas visokias, jeigu jūs nemokat komunikuoti su vaiku, jeigu jums yra sunku žaisti su vaiku, tai yra pas jūs daug skausmo ir kad jūs iš savo mamos negavot dėmesio, meilės ir kažkokio priėmimo. Tai pataisoma, nesvarbu kiek jums metų, pataisoma tiesiog. Yra technikos, yra tiesiog, net žinot, kas gydo, net gydo būtent pokalbis apie tai, kas jums skaudu. Jūs jau, kai šnekat su kitu žmogum, tai jūs jau išleidžiate tą skausmą ir jums jau lengvėja. Ir tada, tai psichologai, konsultantai tada užduoda klausimus, jūs kitaip pasižiūrit, jūs iš kitos pusės, iš mamos pusės pasižiūrit ir tiesiog jūsų protė užsifiksuoja kitaip, kad čia nėra tik tai va tas, kad viskas, aš ten negavau ir yra tragedija arba pasaulio pabaiga. Tiesiog praplečiat akiratį, pamatot daugiau galimybių kažkokių, tiesiog plačiau žiūrite viską ir jums gyvenime tada tampa daug lengviau ir jūs net galite būti tuo naujų žmogum, kuris keičia programas, kad aš nerėksiu, aš nemušiu, aš priimsiu vaiką, aš mylėsiu, guguosiu, myluosiu, bučiuosiu ir visa kita, nors iki manęs mano visos ten mamos, senelės, jos to neturėjo ir jos to nemokėjo, o aš būsiu tuo nauju, kuris pakeičia tas programas. Tai iš tikrųjų, mama, žinokit, kad dirbkit su savim, neauklėkit vaikus, o auklėkit save, nes kai jūs būsit pilnavertė tokia, pilna vidumi, tai ir vaikas jūsų pasikeis ir iš tikrųjų jisai pradės mažiau sirgti, jisai mažiau isterikos, jisai daugiau gyvens savo gyvenimą, bet viskas priklauso būtent nuo jūsų mamos. Tai ieškokit pagalbos, ieškokit informacijos, nes tik tada jūs galit pati savo tapti pilna ir tapti laiminga ir parodyti tą vaikui, kad gyvenimas iš tikrųjų yra kartais ir sunkus, bet jisai yra labai gražus.